Džiaugiuosi ta tokia mūsų kiekvieną pavasarį, kad susitinkam, galbūt susipažįstam su kažkuo naujai. O kalbant apie atstovauju, esu dalis nefrologinės pagalbos Panevėžio regione ir kalbant apie ūmų inkstų pažeidimą, kadangi esam tikrai nemaža ligoninė, tai praktiškai visus ūmaus inkstų, galiu drąsiai sakyti, visus ūmaus inkstų nepakankamumo atvejus mes žinom. Ir tuos, kurie tikėtini, ir tie, kurie netikėtini, ir tuos, kurių buvo galima išvengti. Tai ūmus inkstų pažeidimas yra heterogeninis klinikinis sindromas įvairios etiologijos, patofiziologijos bei klinikinės eigos. Ir jis nustatomas apie 1% bendros populiacijos, iki 7 maždaug procentų siekia visiems hospitalizuotiem ligoniniam ir reanimacijos skyriuje gydomiems didžiausia dalis, nuo 30 iki 60% visų ligonių nustatomas ūmus inkstų pažeidimas. Pakaitinės inkstų terapijos visiems dėl ūmaus inkstų pažeidimo hospitalizuotiems ligoniniams prireikia iki 2%, reanimacijos skyriuje tas procentas siekia maždaug apie 7%. Ir dėja, bet netgi išrašant iš ligoninės, tą dieną apie 10–30% ligonių dar vis reikia pakaitinės inkstų terapijos dėl ūmaus inkstų pažeidimo. Hipervolemija, hiperkalemija, sunki metabolinė acidozė, ureminė intoksikacija, tai yra absoliučios indikacijos hemodializei ir dažnos infekcijos, didelis mirtingumas ir kartu didelė gydymo kaina lemia šių pacientų gresiančias komplikacijas ligoninėje ir, aišku, sunkesnis bei ilgesnis sveikimo laikotarpis. Po išrašymo iš ligoninės galimos komplikacijos skirstomos į trumpalaikės ir ilgalaikės, tai aišku, vėliau galima stebėti blogėjančią ilgainiui inkstų funkciją, tai yra išsivystymą lėtinės inkstų ligos, proteinurijos atsiradimą ir netgi progresavimą iki galutinės stadijos lėtinės inkstų ligos. Taip pat tai yra siejama su padidėjusiu mirtingumu, padidėjusiu lėtinio širdies nepakankamumo, širdies ir smegenų kraujagyslių ligomis. Taip pat kitos tokios specifinės komplikacijos yra tos, kurios yra susijęs su kraujagyslinė prieiga, tai centrinės venos kateterio infekcija, blogesnė gyvenimo kokybė ir, aišku, gydymo kaina. Tai kalbant apie ūmaus inkstų pažeidimo gydymą, aš čia daug nesiplėsiu, daugiau akcentus norėčiau sudėti apie būtent tą sveikimo fazę, nes tos pačios gairės, kaip matote, yra nuo 2012 metų ir jos kol kas nėra pasikeitę. Ir visur, kur yra skaitomi kažkokios paskaitos ir komentarai dedami, kad visur reikėtų dar daugiau tyrimų, kad mes galėtumėm kažkokias gairės naujas parengti ir pagrįsti tą gydymą. Bet aišku, kiekvienas ūmaus inkstų pažeidimo atvejis yra labai individualus. Aš galiu papasakoti tik tai mano tokia, nes, sakau, kiekvienas pacientas yra labai individualus ir mes turim tokių, kurie, taip prilimpa, taip įstringa tau į dūšią. Ir dabar praeitą savaitę išleidau į namus ligonių, kuriam buvo 94 metai. Ir atrodytų, ko iš tokio amžiaus tu žmogaus gali tikėtis. Artimieji tai labai mažai iš jo tikisi, bet iš jo aš gavau tokių gražių tų pamokų, ta prasme, nes tikrai šviesus žmogus. Ir man, bekalbant su juo, labai strigo toje frazė: tu matai, pradedu pamiršti. Ir galvoju, jeigu tau dabar tik tai prasidėjo, tai ką man kalbėti? O kitas dalykas, mes dažnai susiduriam su tokiam bėdom, kai mums reikia kalbėti su pacientu ir atrodo, jau viską pasakė, jau viskas aišku, viskas nuspręsta ir tada ateina artimieji. Ir tada matai, kad čia visiškai keičiasi situacija, kalbėti reikia daugiau klausimų iškyla ir tada galvoju, aš visą dieną prakalbėjau, aš jau namo grįžus nebenoriu kalbėti su nieko, absoliučiai nieko. Tai tas ligonės, kai jau buvo atėję artimieji, aš jau išleidinėjau, atnešu čia dokumentus, rekomendacijas, kaip toliau vartoti vaistus, visą kitą, ir aš tik atidarau duris palatos ir jisai sako, neskriauskit jos, čia mano gydytoja. Ir čia buvo pats geriausias komplimentas iš paciento man praėjusią savaitę. Taip, tai manau, kad einam. Taip, dabar
čia. Tai kaip ir sakiau, 2012 metų Kadigo gairės, tai jos yra išvardinta, kaip mums reikėtų prižiūrėti, gydyti šios pacientus su ūmiu inkstų pažeidimu, bet kaip ir sakau, viskas labai individualu. Kada pradėti pakaitinę inkstų terapiją, tai aišku tada, kada neabejoji, kad nuo jos kažkas pagerės. Kitas dalykas, visą laiką reikia žiūrėti apie gretutinės ligas ir kas kartais būna visai pamirštama apie mitybos būklės korekciją šiems ligonėms, ypač kada pradedama pakaitinė inkstų terapija šalia esant gretutiniams sunkiom ligom. Ir kitas dalykas yra psichologinė pagalba pacientui, artimiesiems, tai tas irgi labai didelis emocinis krūvis jam tenka ir kartu medicinos personalui taip pat. Pakaitinės inkstų terapijos būdai, čia išvardinti pagrindiniai taikomi ūmaus inkstų pažeidimo atveju, tai jie iš esmės gal skiriasi tuo, kokia ta įranga yra taikoma. Tai kalbant, kas pasikeitė nuo 2012 metų, tai yra daug ūmaus inkstų pažeidimo biomarkerių nustatyta, kuriuos išskiria skirtingos nefronų sritys ir kol kas ieškoma jų rolės bei naudos diagnozuojant ūmų inkstų pažeidimą kasdienėje praktikoje. Vieni jų gali rodyti riziką, kiti inkstų pažeidimą dar iki kreatinino padidėjimo, tad jų naudojimas klinikinėje praktikoje būtų naudingas siekiant išvengti ūmaus inkstų pažeidimo, prognozuoti jo eigą, nustatyti pažeidimo etiologiją bei vietą, koreguoti gydymą bei imtis prevencinių veiksmų to išvengti. Priklausomai nuo paciento veiksnių, ūmaus inkstų pažeidimo trigerio, taikyto gydymo, ūmaus inkstų pažeidimo eiga gali labai skirtis. Ir iki 7 dienų, tai ta būklė yra vertinama kaip ūmus inkstų pažeidimas, o vėliau jau besitęsiant iki 3 mėnesių, ta būklė yra vertinama kaip ūmi inkstų liga. Tai vėliau jau stebint tą neatsistačiusią inkstų funkciją virš 90 dienų, ilgiau negu 90 dienų, būklė vertinama kaip lėtinė inkstų liga. Kuo ilgiau tęsiasi ūmi inkstų liga, tuo mažesnė tikimybė inkstų funkcijos pagerėjimo. Taip pat tam įtakos turi blogesnė socioekonominė padėtis, vyresnis pacientų amžius, tokia gretutinė liga kaip cukrinis diabetas, stazinis širdies nepakankamumas ir jeigu jau buvo lėtinės inkstų ligos fonas. Ūmaus inkstų pažeidimo sunkumas, taip pat ir būtent ūmaus inkstų pažeidimo epizodų dažnis. Nes dažnai ta eiga nebūna tokia sklandi. Kalbant apie atsistatymą po ūmaus inkstų pažeidimo, tai yra atlikta daug tyrimų ir aišku, mirtingumas tų ligonių yra didžiausias pirmuosius 3 mėnesius nuo ūmaus inkstų pažeidimo nustatymo ir atsistatymo tikimybė didžiausia taip pat tuo pat laikotarpiu, vėliau jau jinai mažėja. Ir tokie rizikos veiksniai kaip prastesnis inkstų veiklos atsistatymas yra moteriška lytis, jaunesnis amžius, diabetas, o aišku mirtingumas didėja tiems vyresniems pacientams, vyrams taip pat nustatyta didesnė rizika, bei aišku tiems, kurie turi tokias lėtinės ligas kaip širdies nepakankamumas ar onkologiniai susirgimai. Kitas apie tą patį mirtingumą, tai lyginant ligonius su ūmiu inkstų pažeidimu, tai mirtingumas taip pat yra didesnis tiems ligoniams, lyginančios su cukriniu diabetu sergančiais pacientais, tai ūmiu periodu jų mirtingumas irgi yra didesnis. Ūmus inkstų pažeidimas su pakaitinė inkstų terapija didina ankstyvą mirtingumą ir čia skirtingose eilutėse yra pacientai, kurie nedializuoti dabar. Ir tiems, kurie taikytos buvo dializės po išrašymo iš ligoninės, po ūmaus inkstų pažeidimo, tai yra neatsistačius inkstų veiklai, tai jų mirtingumas taip pat buvo didesnis tose grupėse. Kalbant dar apie išeitis,
pacientams, kuriems buvo dėl ūmaus inkstų pažeidimo taikomos dializės, tai taip pat šita studija irgi įrodė, kad ir atsistatymo ta tikimybė kokia vis tik dėl to jinai yra, bet mirtingumas tų ligonių irgi yra gan didelis. Aišku, čia lyginti tie pacientai, kurie buvo išrašomi iš reanimacijos skyriaus, tai pavyzdžiui, tas atsistatymo prastesnis rodiklis buvo tiems pacientams, kurie, aišku, vyresnio amžiaus, daugiau turintis gretutinių ligų, kurių pradinės, tai yra prastesnė anksčiau jau buvusi iki patekimo į reanimaciją inkstų veikla, bei tie pacientai, kurie turėjo daugiau kraujo transfuzijų, tai leidžia tokią daryti išvadą, kad tikriausiai ir žymiai sunkesni kliniškai pacientai. Ir kol kas ūmus inkstų pažeidimo atveju mes neturime tokių aiškių gydymo rekomendacijų. Geresnis vazopresorius išlieka nežinomas, infuzoterapija, tai turbūt subalansuoti kristaloidai, intensyvios terapijos skyriaus pacientams galimai nedaug, tačiau sumažina mirtingumą, nors ligoniams su trauminiu smegenų pažeidimu atvirkščiai. Tad manau, kad bet kuriuo ūmaus inksto pažeidimo atveju gydymas yra labai individualus, tad vienos gairės visiems, vienos rekomendacijos visiems ligoniams nebūtinai yra kažkoks geriausias variantas. Galbūt tik ad hoc gairės rekomendacijos žvelgia truputėlį toliau ir jose nurodoma tai yra tai, kad galbūt galima atnaujinti ir paskirti vaistus naujai inkstų atsistatymų fazės metu, ypač tuos, kurie turi renoprotekcinių savybių. Tai, kaip jau minėjau, ūmus inkstų pažeidimas turi kelias stadijas, tai ta tiksliai vieta, kada būtų galima kai kuriuos medikamentus paskirti, išlieka neaiškiai. Aišku, kas tikrai yra neabejotina, tai reikėtų peržiūrėti paciento naudojamus medikamentus, ar jie nėra nefrotoksiški, tam, kad išvengti kažkokio pakartotinio ūmaus inkstų pažeidimo epizodo ir ilgainiui jo perėjimo į lėtinę inkstų ligą. Renino, angiotenzino, aldosterono sistemos inhibitoriai RAS, tai jie šitoj vietoje, kaip matote, neturi klaustuko, jų nauda yra neabejotina, tik tai kada juos paskirti, tai tą truputėlį norėsiu parodyti vėliau. Ir dabar jau kaip ir lėtiniai inkstų lygai atsiranda įrodyta nauda, gal pirmiausia su cukrinio diabetinė nefropatija. Tai būtent selektyvūs mineralkortikoidų receptorių antagonistai ir galbūt SGLT2 inhibitoriai irgi čia turėtų savo vietą paskatinant, pagerinant inkstų atsistatymą. Tai visi medikamentai, kurie veikia per renino, angiotenzino, aldosterono sistemą, tai yra inhibuodami angiotenzino 2 sintezę ar prisijungimą, mažindami aldosterono sekreciją, pasižymi poveikiu slopinančių uždegimą, proliferaciją, fibrozę, vazokonstrikciją, ko pasekoje mažėja arterinis kraujo spaudimas ir inkstų hiperfiltracija, mažėja albuminurija, tačiau taip pat mažėja kartu ir miokardo hipertrofija, fibrozė, natrio kiekis distalinėje nefrono dalyje, pagerėja širdies išstumio frakcija. Pagal Kadigo gairias rekomenduojamas vidutinis arterinis kraujo spaudimas 65-90 mm gyvsidabrio stulpelio. Ir priklausomai nuo amžiaus, lėtinės hipertenzijos ir gretutinių ligų buvimo. Tačiau intrarenalinė hemodinamika yra daug kompleksiškesnė ir pavyzdžiui, septinio šoko atveju aferentinės arteriolės vazokonstrikcija sumažina intraglomerulinį slėgį šitam paveikslėlyje. Ir tuo tarpu aferentinė vazokonstrikcija padidina. Tai hipotetiškai, skiriant renino, angiotenzino, aldosterono sistemos antagonistus, būtų galima spręsti, kad galbūt aferentinės arteriolės vazokonstrikcijos panaikinimas panaikintų kanaliukų hipoksiją bei nekrozę. Ir tad šių medikamentų, šių grupės medikamentų skirimas gali turėti apsauginį poveikį ūmaus inkstų pažeidimo atveju. RAS inhibitorių numanoma nauda po ūmaus inkstų pažeidimo yra kaip bendroje populiacijoje ir tai įrodyta SPRINT studijoje, kad mirtingumas ligonių sumažėjo 27%, geriau koreguojant arterinį kraujo spaudimą. Tačiau sumažinus arterinį kraujo spaudimą per daug didėjo ūmaus inkstų pažeidimo rizika ir SPRINT studijoje tai siekia net 71%.
taigi buvo siejama su lėtinės inkstų ligos padidėjimu 3 kartus. Kadangi inkstų pažeidimas heterogeninis, tai RAS inhibitorių atnaujinimą irgi lemia jo priežastis, ypač jeigu jis buvo sąlygotas hipovolemijos ar hipotenzijos. 2013 metų studija, parodyta čia, RAS inhibitorių paskyrimą siejo su didesne ūmaus inkstų pažeidimo rizika. Kita studija 2017 metais įrodė, kad nutraukus RAS inhibitorių sumažėjo ūmaus inkstų pažeidimo rizika kardiochirurginiams pacientams. Taip pat 2012 metų Kadigo ūmaus inkstų pažeidimo gairės rekomenduoja nutraukti RAS inhibitorius didelės rizikos ligoniams. Tai skirti ar neskirti? Įrodyta, kad naujai paskirti RAS inhibitoriai siejami su didesne ūmaus inkstų pažeidimo atsinaujinimo rizika, tačiau jų skirimas mažino bendrą pacientų mirtingumą. Pagrindinė čia rekomendacija būtų monitoravimas tokių ligonių, detalesnis, artimesnis stebėjimas. Kelios čia studijos, tai mėlyna studija 611 sunkios būklės ligonių su ūmiu inkstų pažeidimu, tai pacientai išrašomi iš reanimacijos skyriaus ir jiem apie 18 pacientų gavo naujai paskirtą RAS inhibitorių ir jiems stebėta mažesnė mirtingumo rizika. Glomerulų filtracijos greičio ar arterinio kraujo spaudimo reikšmingo sumažėjimo čia nebuvo nustatyta, o kita studija oranžinės spalvos, tai neįrodyta šioje studijoje ūmaus inkstų pažeidimo atsinaujinimas paskyrus naujai RAS inhibitorius, tačiau tai atlikta maždaug po 1 metų po ūmaus inkstų pažeidimo epizodo. Tai tas laikas irgi toks labai santykinis dalykas ir tikriausiai labai reikia jautriai nujausti, kada jį atnaujinti. Čia žalsva studija RAS inhibitoriai paskirti maždaug po 6 mėnesių, tai įrodė sumažėjusį mirtingumą, nors didino renalinių komplikacijų riziką, tačiau nebuvo siejami su terminaliniu inkstų funkcijos nepakankamu išsivystymu. 2 metų laikotarpiu, o mėlyna studija mažesnis mirtingumas, nepadidėjusi ūmaus inkstų pažeidimo ir širdies nepakankamo atsinaujinimo rizika tęsiant renino, angiotenzino, aldosterono sistemos inhibitorius. Kita studija, čia jau gan didelė imtis, 19 000 sunkios būklės pacientų įrodė sumažėjusį mirtingumą, tačiau padidėjusi ūmios inkstų ligos rizika. Žalsva studija, mažesnis kiekis ligonių ir čia nepadidėjusi ūmios inkstų ligos rizika. Tai pats klausimas, ar skirti ar neskirti, išlieka gan sudėtingas. Aišku, bet kuriuo atveju mes ką tikrai turim su renino, angiotenzino, aldosterono sistemos inhibitoriais, tai tą didesnę riziką atsinaujinti ūmų inkstų pažeidimą, galbūt vidutinę tokią riziką dėl hiperkalemijos, bet aišku, jeigu šie pacientai negauna šių medikamentų, tai jų mirtingumo rizika ir kardiovaskulinių įvykių rizika didėja. Ūmaus inkstų pažeidimas paciento medicinėje istorijoje neturėtų pakeisti tikslinio arterinio kraujo spaudimo verčių ir kada atnaujinti po ūmaus inkstų pažeidimo RAS inhibitorius nėra visiškai aišku ir čia yra daugiau individualu ir tai turėtų atsispindėti rekomendacijos šeimos gydytojų išrašant ligonį iš ligoninės ir saugiau pradėti nuo mažesnių dozių, tačiau šių vaistų nauda ligoniams yra neabejotina. Kalbant apie kitą grupę medikamentų, apie kuriuos vis daugiau kalbam, vis daugiau skiriam, tai SGLT2 inhibitoriai. Ir kalbant apie inkstų sveikimo modelį po ūmaus inkstų pažeidimo, tai yra tas, ko mes norėtumėm ir pageidaujam, tai adaptyvi reparacija, tai proliferacija ir translokacija nepažeistų kanaliukų epitelio ląstelių atstatant funkcionuojantį nefroną, bet kartu užsiveda ir ta žalinga reparacija, hipoksija, fibrozė, kas galiausiai veda į glomerulosklerozę, praradimą inkstų funkcijos rezervo ir glomerulų hipertenziją. Tai ar čia mes galėtumėm kažkaip šitus veiksnius įtakoti? Tai SGLT2 inhibitorių metabolinė nauda yra tokia, kad
ne tik, kad pagerėja glikemijos kontrolė šiems pacientams, bet ir sumažėja rezistentiškumas insulinui, sumažėja svoris, ypač tų visceralinių riebalų, mažina oksidacinį stresą ir uždegimą. Širdžiai naudingas poveikis tai, kad sumažėja arterijų standumas, arterinis kraujo spaudimas, simpatinės nervų sistemos aktyvumas. Nauda inkstams sumažėjusi hiperfiltracija, sumažėjęs intraglomerulinis spaudimas, mažėjanti albuminurija, plazmos tūris mažėjantis. Tai ta nauda yra kompleksinė. Ir ką jau mes žinom iš ankstesnių rekomendacijų, kad ir paskyrus RAS inhibitorius, tai lygiai taip pat su ir SGLT2 inhibitoriais atsirado tos rekomendacijos, kad iš pradžių tik tai paskyrus šios vaistus galimas glomerulų filtracijos greičio sumažėjimas ir tai kėlė nerimą, tačiau maždaug nuo 2019 metų šitas požiūris pasikeitė ir leidžiamas tas pradinis glomerulų filtracijos greičio sumažėjimas iki 30% ir aišku, atsižvelgiant į kitas galimas inkstų funkcijos pablogėjimo priežastis. Kalbant apie SGLT2 inhibitorių skirimą šiems gana sunkiems ligoniams, tai jeigu pirmoji mėlynos spalvos studija apėmė virš 3000 pacientų su inkstų pažeidimu ir širdies nepakankamumu, tai 10 dieną nuo hospitalizavimo buvo paskirtas SGLT2 inhibitorius ir jo pasėkoje stebėtas sumažėjęs mirtingumas. 14 dienų laikotarpį inkstų funkcija išliko stabili ir tokių didžiųjų komplikacijų inkstinių nebuvo stebėta išrašant. Žalsva studija, čia 800 pacientų. Ir čia neįrodytas sumažėjęs mirtingumas, sumažėjęs lėtinės inkstų ligos progresavimas, 90 dienų laikotarpis skiriant SGLT2 inhibitorius. Tai šioje studijoje kaip ir nepasiteisino tas teigiamas efektas. Kalbant apibendrintai, kaip veikia šie medikamentai, tai RAS inhibitorių mes tą naudą turim nebejotiną esant albuminurijai. Žinome tai, kad jų poveikis apibendrintai mažina mirtingumą vienu dviejų metų laikotarpyje. Tuo tarpu SGLT2 inhibitoriai apibendrinant studijas rodo, kad tą mirtingumą mažina dėl kardiovaskulinių įvykių, širdies nepakankamumą jau 30 ir netgi 90 dienų laikotarpiu, tai to ūmaus inkstų pažeidimo laikotarpiu. Kitas, kada mes dažniausiai skiriame šiuos vaistus, tai bet kuriuo atveju, jeigu turime albuminuriją, tai renino angiotensino aldosterono sistemos inhibitoriai, čia mūsų buvo anksčiau numeris 1 vaistai, tačiau dabar su nauja ta grupe SGLT2 inhibitoriais albuminurijos mažinimui ir netgi daugiau tų varnelių atsiranda būtent prie SGLT2 inhibitorių, tai ir tie pacientai, kurie turi lėtinę inkstų ligą, tie, kurie turi cukrinį diabetą ir galbūt šalia, jeigu lygdi kardiovaskulinė liga, širdies nepakankamumas arba bloga cukrinio diabeto kontrolė. Jeigu kalbant apie širdies nepakankamumą, taip pat jų abiejų nauda su sumažinta išstumio frakcija yra įrodyta, tačiau SGLT2 inhibitoriai čia ir su išsaugota išstumio frakcija irgi turi nebejotiną naudą šiems ligoniams, gerinant jų prognozę. Tai kol nėra konkrečių gairių, kol kas lieka ekspertų rekomendacijos ir atnaujinti vieną iš vaistų dar iki išrašymo iš ligoninės, gerėjant inkstų funkcijai arba kreatininui pasiekus plato. Tai pagal klinikinę situaciją, tai lėtinė inkstų liga, cukrinis diabetas, širdies nepakankamas kaip gretutinės ligos, išeminė širdies liga, tai rinktis RAS inhibitorius, kurie galbūt pradžiai sumažinta dozė arba SGLT2 inhibitorių. Ir aiški komunikacija, tai yra rekomendacijos užtikrinant bendros praktikos gydytojų priežiūrą, įvertinant kalio, arterinio kraujo spaudimo ir kreatinino pokyčius, proteinuriją ir palaipsniui spręsti dėl RAS inhibitoriaus dozės didinimo. Kitas dalykas, ar dializė nėra toks jau nebaisus dalykas. Tai rekomendacijos yra tokios, kad reikėtų siekti euvolimijos, o ne sauso svorio, tikintis inkstų funkcijos pagerėjimo, nes kartais periferinės edemos yra daugiau toksai kosmetinis dalykas, negu kad rodo tikrą tą hipervolemiją.
Mažesnė ultrafiltracija gali padėti pasiekti diuretikai, natrio ribojimas visais įmanomais būdais šiems ligoniams ir intradialitinė hipotenzija bei hipovolemija siejama su greitesniu inkstų liekamosios funkcijos mažėjimu. Taip pat hipotenzija ilgos trukmės pakaitinės inkstų terapijos metu siejama su didesniu mirtingumu. Ir dar parodyti norėjau tokias įdomias studijas, tai yra labai įdomiose vietose dializuojant pacientus, kaip pavyzdžiui magnetinis rezonansas, ar ne, tai atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografiją su spektroskopija prieš ir per hemodializės procedūrą įrodyta, kad viena hemodializės procedūra sukelia smegenų baltosios medžiagos išemiją, ilgainiui tai pasireiškia neurokognityvinių funkcijų blogėjimu. Kita įdomi vieta dializuoti ligonius yra kompiuterinės tomografijos kabinetas, tai čia buvo atlikta kompiuterinė tomografija su perfuzija, tai inkstų perfuzija hemodializės metu sumažėja 18,4% ir po hemodializės atsistato tik iki 95,1%. Ir tai lemia daugiausiai hipotenzija, ultrafiltracija bei dializato temperatūra. Ir lygintas standartinės temperatūros dializatas, tai 36,5 ir vėsesnis 35 laipsnių Celsijaus, tai įrodė, kad vėsesnis apsaugo smegenis ir miokardą dėl išeminio pažeidimo, kaip ir išsaugo geresnę inkstų perfuziją. Tai būtent ir įrodo šitą studiją. Tai kalbant, kaip stebėti tokius pacientus po ūmaus inkstų pažeidimo, tai žiūrint, kiek užsitęsęs tas yra pažeidimas ir kaip dažnai tas pacientas ir kada turėtų susitikti su nefrologu, tai aš išleisdama į namus pacientą ne visą laiką tikiuosi, kad viskas bus gerai, kadangi su šeimos daktarais tą kontaktą jiem labai būna sunku palaikyti. Ta prasme, kada papuls ir panašiai yra sudėtinga. Tai aišku, gal tie patys sudėtingiausi atvejai, kurie vis tiek lieka arti nefrologo, tai tie, kurie yra dializuojami pacientai, jau su buvusia prastesnė inkstų veikla, tai viskas su jais kaip ir aišku, nes jie tikrai bus bent jau prižiūrimi nefrologo. Tiem, kurie turėjo mažesnį tą lengvesnį inkstų pažeidimą, jiems stebėjimas irgi reikalingas ir vėlesnių laikotarpių galbūt ir nefrologo konsultacija. Įrodyta, kad ūmus inkstų pažeidimas siejamas ir su didėjančia proteinurija, kas irgi vienas iš rizikos veiksnių progresuoti lėtiniai inkstų ligai. Ir tai būtent įrodo ši studija, kad didėja tiek širdies nepakankamumo, tiek mirties rizika šiems ligoniams. Galbūt kažkiek išleidžiant į namus padėtų ligoniams paruoštos rekomendacijos, čia SIGDEI rekomendacijos, kokius vaistus žmogui reikėtų nutraukti pasijutus blogiau, atsiradus tam tikrom būklėm, kaip pavyzdžiui vėmimas, viduriavimas, karščiavimas arba kažkoksai šalkrėtis. Bet labai dažnai patys ligoniai, kiek mačiau studiją atliktą, kiek pasiteisino tos rekomendacijos, tai dažnai jie nesupranta tų rekomendacijų. Ką reiškia dabar tas mano vėmimas, čia labai rimtas ar nelabai rimtas. Tai čia dabar tas vaistas man būtinai reikia nutraukti, o man sakė, kad man jam reikės visą gyvenimą tęsti. Tai jie labai dažnai turi tų abejonių ir kartais gal išrašant į namus, tokia būtų rekomendacija ne tik, kad, nes visą tą tai mes kaip ir žinom, bet ką reikėtų žinoti, kad jie turėtų kažkokį būdą susisiekti su gydytoju, nes kartais jie būna, aš nenorėjau skambinti, nes nenorėjau klausti. Tai kažkiek dabar, kiek domėjausi, tai užsienį yra kai kur sukūriamas tam tikros programėlės, kad jis galėtų, tarkim, užduoti kažkokį klausimą. Nes kažkaip, kai netaip labai asmeniškai klausi, tai gal ir nelabai, atrodo, ir nekvailas tas klausimas. Tai kartais tiems ligoniams tokio užtikrintumo, drąsumo, keičiant savo gydymą tikrai pritrunka. Tai viskas, ką norėjau šiai dienai pasakyti ir labai ačiū už likusį dėmesį.